Ir Liūto vartai yra karališki vartai, ir Damasko vartai, ir Japos vartai, visokių tų vartų. Kai kurie turi rakinamus vartelius, kai kurie visai neturi vartelių. Tas, kuris bando jums pasiūlyti kitą kelią, kitus vartus, yra vagis. Todėl reikia statyti sargybą ant vartų. Ar mano širdis kaip miestas turi vartus kokius? Garbė Jėzui Kristui, šalom visiems vėl susirinkusiems, sekantiems Jėzų, apmąstantiems Jėzaus vardo prasmes, reikšmes. Kiekvienas vardas liudija jo veikimo būdą ir šiandien mes turime vardą. Jėzus pristato save pats kaip vartus. Skaitome Jono Evangeliją 10 skyrių. Kokia 7 eilutė. Gal 6 užkabinkim. Jėzus pasakė jiems tą palyginimą, bet jie nesuprato, ką tai reiškia. O Jėzus kalbėjo toliau, iš tiesų sakau jums, aš avių vartai. Visi, kurie pirma manęs atėjo, buvo vagys, plėšikai, todėl neklausė jų avis. Aš esu vartai. Jei kas eis per mane, bus išgelbėtas. Jis įeis ir išeis ir ganyklą savo ras. Vagis ateina vien vogti, žudyti, naikinti. Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apsčiai jo turėtų. Taigi Jėzus prisistato kaip vartai. Ką mums kalba žodis vartai, ką jis mums sako, kokias asociacijas mums kelia vartai. Jūs prie savo namų turit tvoras ir vartelius. Kai kurie turi rakinamus vartelius, kai kurie visai neturi vartelių ir per jų kiemą belekas gali vaikščioti, bėgioti. Mes aptveriam kapines tvoromis ir vartais, kad gyvūnai, žvėris netryptų kapų, nenugriaužtų gėlių. Prisimenu Pakutoj, kol nebuvo vartų, tvorų, buvo išgriuvę viskas iš po karo. Tai turėjom šunį tokį, kuris mėgdavo kauliuką gavęs nusinešti į kapines, užsikasti ir ateis močiutė kokią kapą tvarkyti, o tas susirūpinęs, kad tik nerastų jo kaulo, atbėgs ir prie jos akių išsikas tą kauliuką. Taip būdavo skandalai. Tai turėjom rūpintis, kad vartus pastatytume. Bet senieji miestai visada turėjo vartus. Kai užpuldinėdavo gaujos, visokie plėšikai, plėšikaujančios tautos. Bet jeigu paimtumėm ir Trakų pilį ten, ir pakelimi tiltai, ir tvirtovės stovi, ir vartai, kuriuos kruopščiai saugo, nes per vartus gali smukti priešas, vagis ir panašiai. Jeruzalė turi daugybę vartų, visokiais vardais pavadintų, kai kurie mums gerai žinomi, per kuriuos dažniausiai piligrimai eina. Tai Liūto vartai, kai iš alyvų daržo per Getsemanę ateinam į Jeruzalę, tai dažniausiai einam per Jeruzalės vartus. O auksiniai vartai, vedantis į šventyklą, yra šiuo metu užmūryti ir kai kas pastebės, kad šitie vartai, mūrai nukrito ir atsivėrė, tai bus ženklas, kad Mesijas jau čia. Nes Mesijas pagal pranašystės turi žengti per aukso karališkus vartus, bet ir Liūto vartai yra karališki vartai, ir Damasko vartai, ir Japos vartai, visokių tų vartų. Šiandien, aišku, jau jie nebeuždaromi, bet Jėzaus laikais
buvo uždaromi ir prisimename adatos ausį, kažkokie paslaptingi vartai, kurie buvo žemi tokie ir pavėlavusiems pirkliams reikėdavo kupranugarius klupdyti ant žemės, kad pratraukti pro tuos vartus, kad stati raiteliai negalėtų įjoti. Tai vartai būdavo visada saugomi ir saugomi nuo plėšikų, nuo užpuoliko, nuo priešo. Dabar, kaip yra su mūsų dvasiniu gyvenimu, jeigu palygintume mūsų vidinį pasaulį su miestu, ar mano širdis kaip miestas turi vartus kokius? Ir kaip tie vartai, ar jie saugomi? Mano akis, mano ausis, mano burna yra tam tikri vartai, per kuriuos kažkas įeina pas mane, kažkas išeina iš manęs, išeina žodžiai, išeina mintis, bet labai daug dalykų ateina per mano akis ir sukelia man problemų. Arba per ausis ateina visokios provokacijos, pykčio, neapykantos, baimės, panikos ar dar kokio nors, arba džiaugsmo, žiūrint, kokia informacija aplanko mane per tas ausis ir ausis. Taigi, jeigu aš nesaugau savo akių, savo ausų, tai neturiu kritinio mąstymo, neturiu kontrolės, tai per mano jausmus, per mano mintis, per mano širdį gali vaikščioti belekas ir pridaryti visokių bėdų, kas dažnai ir atsitinka. Todėl reikia statyti sargybą ant vartų. O dabar, kas per vartai yra Jėzus, kai jis pristato save kaip vartus. Vartai į amžiną gyvenimą. Vartai į Dievo karalystę. Kur veda tie vartai? Avių vartai. Aš avių vartai. Visi, kurie pirma manęs atėjo, buvo vagys plėšikai, todėl neklausė jų avis. Aš esu vartai. Jei kas eis per mane, bus išgelbėtas. Bus išgelbėtas. Arba mes katalikai vartojam dar žodį išganytas. Išgelbėtas, išganytas. Panašu, bet ne visai tas pats. Išgelbėjimas daugiau kalbama apie išvadavimą, išlaisvinimą iš vergijos, išgelbėjimas iš bėdos. Na, bet ir išganymas yra tam tikra prasme gyvybės išgelbėjimas, išsaugojimas. Nes jeigu avis neturi ganytojo piemens, ji pasimeta, ji silpna, ji negali pasipriešinti plėšriems žvėrims, ji gali įkristi duobę, gali įsipainioti erškėčiuose. Ir štai ganytojas rūpinasi avimis, gano jas saugo. Ir ganytojas veda avis per vartus į ganyklas. Kur vedamos tos avis, per kokius vartus, į ką vedamos. Ką turi Jėzus omeny, sakydamas, prieš mane buvo atėję vagys plėšikai. Visi, kurie pirma manęs atėjo, buvo vagys plėšikai, todėl neklausė jų avis. Apie ką čia kalba eina? Ar suprantam, kas yra avis? Na, be abejo, Jėzus kalba žydams ir turėtų žydai suprasti save kaip avis, Izraelio vaikai kaip avis. Jas gano karaliai, pranašai, kunigai. Karalius rūpinasi jų saugumu, pranašas pristato Dievo valią,
kunigas meldžiasi už tautą, kad tauta turėtų malonę, kad tauta būtų sutaikyta su Dievu per aukas, kad būtų atleistos nuodėmės, kad būtų atstatyti santykiai su Dievu. Pranašai santykiai su Dievu koreguoja, bet koreguoja ir santykiai su žmonėmis. Taigi visi jie turėtų tarnauti kaip vartai susitikimui su Dievu. Per karalių turėtų pažinti globojantį mylintį tėvą, per pranašus išminti Dievo valią, per kunigus gailestingumą ir malonę. Taigi visi jie, atrodo, buvo Dievo pasirinkti, Dievas jiems patikėjo, bet kodėl Jėzus juos vadina plėšikais, vagimis? Turim daugybę palyginimų ir apie vynuogyną, vynininkus, kurie nužudo šeimininko siųstus pasiuntinius, pranašus, nužudo pagaliau sūnų, tikėdamiesi paveldėti vynuogyną, kuris irgi yra Izraelio simbolis. Taigi įvairiausiais palyginimais Jėzus bando pasakyti, kokia yra situacija su Izraeliu, ir kaip Dievas veikia Izraelyje, kaip jis rūpinasi Izraeliu. Ir galbūt tie buvę prieš jį atstovavę netgi tarnai, kunigai, karaliai, pranašai, kai kurie, ne visi, bet prisimenam, kad buvo melagingų pranašų, kurie pataikavo karaliui, pataikavo liaudžiai ir melagingas pranašystės guodžiantį melą skleidė. Taigi jie visi melagingai guosdami, siekdami savo naudos, savo pelno, stengiasi žmonės pririšti prie savęs, kad galėtų kontroliuoti žmonės, kad galėtų valdyti, kad galėtų, kaip Dievas priekaištauja, kirpti, melžti. Jiems nerūpėjo avių sveikata, jiems rūpėjo tik pienas, taukai ir vilna. Išnaudojo žmonės, išnaudojo tas avis ir melavo jiems, veidmainiaudami. Tai nevedė į susitikimą su Dievu, bet pririšdavo prie tam tikrų tradicijų, prietarų ir panašiai. Ir tas pavojus, ko gero, yra ir šiandien, ir todėl mes turim būti kritiški ir tikrai kritiškai vertinti savo gyvenimo, savo dvasinio gyvenimo patirtį, ar tikrai mes einame per Kristų, ar mes tikrai sudedam viltis į Jėzų, ar mes sudedam viltis į žmonės, į apeigas, į dar kažką. Jeigu mes neiname pas Tėvą per Jėzų, per vartus, kuris sako, aš esu vartai, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane. Taigi tas, kuris bando jums pasiūlyti kitą kelią, kitus vartus, yra vagis. Saugokite.